tęsti mūsų teorinės paskaitos dalį, tai būtent apie žmogaus nervų sistemos sandarą ir josios funkcijas. Ir šiandieną noriu kalbėti apie galvos smegenų žievės dalis. Ir tai yra viena iš labai svarbių žmogui esančių galvos smegenų dalių, nes smegenų žievė tai yra ta dalis, kuri priima tą galutinį sprendimą, kuris atkeliauja visiškai iš įvairiausių kanalų ir tai yra kiekviena ta informacija, jinai yra kitokio pobūdžio ir skirtingose smegenų žievės dalyse yra analizuojama. Bet prieš pradedant aiškintis, kokios tos dalys yra ir kokias funkcijas kontroliuoja, aš noriu tiesiog bendrai dar yra pažvelgti, kuo ta smegenų žievė mums yra labai svarbi. Tai pirmiausia, smegenų žievė įvertina informacijos svarbą. Pavyzdžiui, einame gatve ir akimis užfiksuojame šimtus praeivių veidų, visus lygtai ir pasižiūrim, bet nei vieno neįsimenam. Ir būtent galvos smegenų žievė nusprendžia, kuri ta informacija yra verta dėmesio, kuri nėra verta. Jeigu verta, jinai būtent yra įprasminama, yra susiejama su ta, kuri laikoma atmintyje. Ir būtent skirtingos tos informacijos apdorojimo žievės dalis tą aktyvinimą ir atlieka. Tai jeigu jau kažkuris tai praeivis ir jo matytas veidas mums buvo jau labai svarbus, ta informacija yra verta dėmesio, jinai yra įprasminama ir nusprendžiama, kas su jie toliau daryti. Tai pavyzdžiui, kokiu būdu reaguoti į praeivį, tai ar judesiu, ar veido išraiška, ar galbūt netgi žodžiais. Toliau, jeigu jau čia nusprendėm, kad jinai yra svarbi ir mes jau galvojam, ką toliau su ta informacija daryti, informacija, kurioje yra kaupiama tam tikrose žievės centruose, kur kaupiami prisiminimai apie būtent matytą tas asmenį, ar ne, jų būtent ryšį su tuo asmeniu, praeities kažkokią tai informaciją su praeities kažkokiam situacijom, tas yra susiejama, ar ne. Ir būtent čia priimamas sprendimas, koks tinkamiausias būdas pasisveikinti su sutiktu žmogumi. Paspauti ranką, linktelėti, nusišypsoti ar sustoti ir tiesiog pasikalbėti su juo. Ir būtent čia valdomas kūnas, sugeneruojami signalai konkrečioms kūno dalims, kad atliktų pavestus judesius. Tai pavyzdžiui, galbūt paspausti ranką, tai siunčiamas signalas, aktyvinantis dešinės rankos judesius, atsakingos būtent už smegenų žievės sritis. Vėliau, kaip tas judesys bus atliekamas, jau čia perimas smegenėlės, tai būtent koordinuoti judesiai. Ištiesiama ranka, tai kaip tiksliai jinai yra ištiesiama, kokiam lygiai jinai yra ištiesiama, delnas spaudžiamas stipriai, švelniai ir taip toliau. Taigi, keliaukime į smegenų žievės skiltis, tai mes jas turime 4, tai kaktinė skiltis, momeninė, pakaušėje ir smilkininė. Dar kartelį priekiniai daly turime kaktinę skiltį, šoninėse dalyse smilkininę, nugariniai daly pakaušinę ir momeninė skiltį viršutinėje dalyje. Kaktinė skiltis mes turime priekinėje dalyje ir iš principo jinai atsakinga už gebėjimą abstrakčiai mąstyti, susikaupti, planuoti, nuspėti atliekamų veiksmų padarinius, reguliuoja emocijas ir aktyviai dalyvauja šitam emocijų reguliavimą ir kad kokį tą elgesį mes sukelsime būtent dėka tam tikrų emocijų ir pritaiko būtent prie supančios aplinkos. Turi emociją, reguliuoju, koks tas elgesys bus sukeltas ir kad taip pritaikyti prie supančios aplinkos. Sutelkiamas dėmesys būtent į tas užduotis, kurios reikalingos valios pastangos, geba planuoti veiksmus ir kalbą tuo pačiu metu. Tai pavyzdžiui, sudėtingus tikslus suskaido į mažesnės veiksmų sekas ir kiekvienai situacijai parenka tinkamiausius žodžius, sklandžiai sudeda į sakinius, mintis taikliai pritaiko prie dialogo.
gali nuspėti galimus norimų atlikti veiksmų padarinius. Na, kaktinės skiltys čia kontroliuoja, kaip bus leidžiama pasireikšti kylančioms emocijoms, susiję atminti, emocijas ir lūkesčius su aplinkos kontekstu ir priima sprendimą. Na, kiekvienu atveju, kaip reiktų pasielgti. Ne? Tai galbūt aš esu tikrai labai piktas, ne? Bet iš prisiminimų ir matau, koks tai yra kontekstas, galbūt šiandien švenčiama labai iškilminga kažkokia tai šventė, tai, na, su tuo kontekstu, na, ir mano pykčiu, tai yra visiškai nesusiję tie dalykai, ar ne, su šventimu, tai kaktinės skiltys čia ir priima sprendimą, kad vis dėlto tu savo pykčio kaip emocijos, na, nerodyk, nes galbūt, jei pyktis gali iššaukti iš prisiminimų, mes turime tam tikrą informaciją, iššaukti kažkokį tai nepriimtiną tavo kaip ir elgesį. Tai jeigu mes palygintume žmogaus galvos smegenyse kaktinės skilties tūrį su, pavyzdžiui, šimpanzės, šuns, katės ar žiurkės kaktinės skiltimi, tai matote, žmogaus kaktinės skilties tūris yra pats didžiausias, lyginant su išvardintais gyvūnais. Na ir toksai reziumuojantis kaktinės skilties gebėjimas, tai jinai atsakinga už socialiai nepriimtino elgesio kontrolę. Tai būtent kaktinės skiltis geba priimti sprendimus, koks tas elgesys yra tinkamas ar ne. Subręsta kaktinės skiltis mums būnant 25 metų, na ir sulaukus pensinio amžiaus, jinai ima trauktis. Ir kasmet mes prarandame šios skilties apie 1% tūrio, čia galimi demencijos susirgimai. Smilkininės skiltis atsakinga už informaciją, būtent atkeliavusią jutiminiais, garsiniais, vaizdiniais ir emociniais kanalais. Ir skirtingose smegenų pusėse, tai dešinioji ir kairioji, smilkinių skiltis bendrauja vienas su kita, keičiasi informacija per baltąją smegenų medžiagą, didžiąją smegenų jungtį ir gumburą. Mes kaip tik kalbėjome apie šias baltąją smegenų medžiagą, didžiąją smegenų jungtį ir gumburą praeitojose paskaitose. Ir šios dalys ir čia ir atliekate komunikacinę informacijos keitimosi darbą. Ir smilkininės skiltis dalyvauja siejant naują informaciją su jau laikoma atmintyje, atskiriant, kuri yra svarbi, vertinga, įsiminti informaciją. Dar smilkininės skiltis apdoroja klausos nervų atkeliavusią informaciją, tai yra garsai ir žodžiai. Ir čia smilkininės skiltis kalbai priskiria prasmę. Išgirdau žodžius, ar ne, ir suvokiu, ką aš išgirdau. Lygiai taip pat suteikia prasmę skaitomai informacijai. Perskaičiau ir suvokiu, ką aš perskaičiau. Susieja informacija atkeliavus būtent skirtingais kanalais. Pakaušinės skiltis, ir čia mes informaciją gauname iš akių, tai yra vaizdinė informacija, visi impulsai apie šviesas, šviesumą, spalvas, kontrastus, išsidėstymą erdvėje, ar judesi būtent apdoroja ir sujungia į visumą. Tai dar svarbu pasakyti tai, kad čia vyksta pirminis apdorojimas tos informacijos, kiek ta informacija svarbi ir kiek jinai neverta dėmesio. Jei informacija svarbi, jinai keliauja dviem keliais – dorzaliniu ir ventraliniu. Ką reiškia dorzaliniu srautu keliauja, tai mes čia turime atsakyti klausimą, kur ir kaip. Tai kada vaizdinė informacija perduodama iš pakaušio į momeninę skiltį, tai čia visi vaizdiniai apie judančius objektus, kur toliau jie yra apdorojami, siekiant nustatyti matomojo objekto lokaciją ir judėjimo pobūdį. Kur ir kaip. Lokacija, kur ir pobūdis kaip. Čia sujungiama informacija iš momens skilties, kuri susijusi su kūno pojūčiais, ar ne. Tai čia būtinai turim pakalbėti apie kūno orientavimas erdvėje, tai kaip jaučiu kūną. Jisai yra vertikalioj padėty, stoviu, horizontalioj, guliu. Ir čia
sujungiama būtent su vaizdinė informacija, būtent ta jutiminė kūno pojūčio informacija. Akis gali koordinuoti veikti su rankomis ir čia pasitarnauja vėlgi aplinkos erdvinis suvokimas, atliekant tokius judesius, kaip pavyzdžiui norimo aukšto mygtuko radimas, paspaudimas įlipus į liftą. Ventralinis srautas kas? Tada, kada informacija perduodama į smilkinių skiltį, atsakinga už kalbą ir prasmės suteikimą. Ir ką mes čia turime, tai būtent kas, turim atsakyti klausimą, ar ne, ir keliaujančiai informacijai suteikima prasmė. Tai yra objektas atpažįstamas, susiejamas su jau turimomis žiniomis, tai būtent identifikuojamas. Na, pavyzdžiui, žiūrime ne juodus ir baltus taškelius, o į raštą ar natas ir suprantam, kas parašyta būtent tekste. Ventraliniu srautu keliaujanti informacija būtent susijusi labai su limbinė sistema, kuri atsakinga už emocijas ir atmintį. Čia galima atpažinti ne tik tai žmonių veidus, bet ir tai susijęti su emocijomis. Dar ventraliniu srautu vaizdinė informacija priskiriama ne tik prasmė, bet ir svarba. Tai remiamės atmintim, emocinė būklė ir vieni objektai yra labiau reikšmingi nei kiti. Momentinės skiltis sujungia ir analizuoja informaciją gaunamą iš skirtingų kūno pojūčių, kaip skonis, temperatūra, prisilietimas. Ir pavyzdžiui, delnu prisilietėm prie objektų paviršiaus ir momentinės skiltyje būtent apdorojama nervais iš delno į smegenis atsiųsta informacija ir priimamas sprendimas, kad pavyzdžiui, liečiamas objektas šiltas, šaltas, šiurkštus, švelnus, kažkoks tai. Suvokiam objektų išsidėstymą ir judėjimą erdvėje, gebam aptikti naujus impulsus. Pavyzdžiui, plaukėm ežere ir koją palietėm žolę. Ir nežiūrėdami mes tai galim sužinoti, kad pajutėm būtent koją, būtent žolę ir kokia kūno dalim ir ką mes ten pajutėm. Galime užsimerkę žinoti, kokioj padėtyje mūsų kūnas yra vertikalioj, stovim, horizontalioj, gulim, aukštyn kojom, stovim ant galvos. Dar įdomu tai, kad momentinės skiltyje informacija apdorojama veidrodiniu principu. Tai yra, iš kairės kūno dalies informacija keliauja į dešinį smegenų pusrutulį, dešinės kūno dalies į kairįjį. Kūno dalims, kurios yra jautresnės pojūčiams, tai burna, pirštai, ir būtent atlieka sudėtingus judesius, skiriamas didesnis smegenų žievės plotas. Dar šiandieną noriu būtinai pristatyti limbinę sistemą, apie kurią mes jau kalbėjom. Ir limbinė sistema apdoroja emocijas, kur sukelia tam tikrą informaciją. Tai yra malonumas, seksualinis potraukis, rūpinimasis atžalom, baimė, agresijos atsakai. Ir čia labai svarbus tie dalykai, kurie siejami su išgyvenimu, malonumu, baimėmis. Ir būtent limbinė sistema dalyvauja, kada reikalinga pritraukti didesnį dėmesį, lengviau įsiminti informaciją. Taigi, kokios tos dalys yra? Tai yra uodžiamasis stormuo, jisai atsakingas už kvapų apdorojimą, tai būtent kvapai kelia emocijas ir tai siejama, netgi galime susijęti su prisiminimais, ar ne, tai smirda, bloga emocija, ar ne, arba jeigu mes einame koridorium, užuodžiam kažkokius tai kvepalus, tais kvepalais žinome, kad kvepinasi toks ir toks asmuo. Hipokampas yra šioje dalyje, tai yra lietuviškai amonoragas, atsakingas už atmintį. Tai formuluoja trumpalaikę atmintį, ją kataloguoja ir perduoda kitoms sritims, jeigu ta trumpalaikė atmintis reikalinga, kad ją išsaugoti ilgalaikėje atmintyje. Užmezga naujus ryšius, sustiprina esamus ir tas yra labai svarbu, kada mes mokomės ir formuojam prisiminimus. Įtraukia formuojant erdvinius prisiminimus, o jie yra labai reikalingi orientuojantis erdvėje ir ypatingai jeigu pasikeitė aplinka ir gali sutrikti ne tik paprastos, bet ir kasdienės funkcijos.
Migdolinis kūnas, lotyniškai būtų amygdala, apdoroja visus su emocijomis susijusius stimulus, tai malonumas, baimė, nerimas, pyktis, agresija, ir sieja būtent prisiminimus su emocijomis, tai būtent migdolinis kūnas, amygdala, čia ir prisideda, kaip stipriai situacija bus išlaikoma, prisiminimai bus išlaikomi, kokioje būtent situacija ilgalaikiai atminti, trumpalaikiai. Tai reiktų atminti tai, kad stipri emocija, jinai padeda išlaikyti prisiminimus ilgesnį laiką. Dar mes turime gumburą ir jeigu atmenate, apie gumburą mes kalbėjome tarpinėse smegenyse, perduoda informaciją skirtingoms galvos smegenų dalims. Tai šiandieną tikrai dėkoju už dėmesį ir už paskaitos išklausimą apie galvos smegenų sandarą ir josios funkcijas. Tikiuosi susitiksime sekančioje paskutinėje mūsų paskaitoje.